Veikia. Toliau dalinuosi apie tą subtilę, neregimąją erdvę, sąmonę kiekviename žmoguje, kuri dar ne visų yra pažinta. Ir tai yra mūsų visuma, kurią ir atėjome į šią žemę pažinti savyje. Tik tai, kad užstringame tam tikrame savo gyvenimo etape ir galvojame, kad tai ir yra viskas, ko žmogui reikia, pagrindinius poreikius savo patenkinti ir, ir viskas. O iš tikrųjų tai mes ateiname pažinti savyje kažką vis naujo ir kai pažįstame sąmonės, tą struktūrą, jinai yra tam tikrų vibracinių dažnių, energetinė, plati, beribė. Už tai ją pažinus tikrai atrandame savyje be galo daug naujo. Ir kaip fizinį kūną matome, tai todėl jį labai lengva yra pažinti. Ir juo taip pat sąmoningai turime rūpintis, subalansuota mytyba, sportu, mankštomis, griname ore vaikščiojimu, jį palaikyti kūną sveiką. Nes, kaip sako, sveikame kūne sveika siela, tai ir yra, kad mūsų sąmonė fizinėme kūne yra ir kuo kūrėme savo sąmonės lygmenyse skirtinguose, tą išskleidžiame aplinkui save, pirmiausiai energetinėme lauke, aplinkui savo fizinį kūną ir paskui ir toliau dalinamės tomis energijomis į visumą. Ir džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių eina šiuo savęs kaip sąmonės pažinimo keliu ir vyksta mumyse pokyčiai ne tik tai mintyse, bet ir suvokime, pažinime tos vidinės ašies savo. Visi žinome, ko kuriu savo viduje, tuo tą išspinduliuoju į išorę, tą ir pritraukiu išorę, o kas tas yra vidinė ašis, kas tas yra mūsų vidus, dar ne visi esame pažinę. Tai ir yra tas sąmonės kanalas, kuriame yra daug sąmonės erdvių vis naujų. Tai fizinėme kūne yra 7 sąmonės lygmenys ir kai mes suvokiam pirmam savo sąmonės lygmenį kaip kūno sąmonę, kad mano tas vibracinė, energetinė, tam tikrų vibracijų energetinė erdvė ir yra fizinėme kūne. Kai pažįstame save mentaliniam ir emociniai sąmonės lygmenyje, tai čia daug žmonių jau yra pažinę ir kūrė tame sąmonės lygmenyje ir vis kalba apie mintis, apie emocijas, kaip ką perkuria savo mintise, kaip pasikeičia mūsų vidinė būsena, savijauta, emocijas, kaip paleisti. Bet iš tikrųjų galime mes emocijų ir nepaleisti, bet tiesiog norėti savyje pažinti jausmus. Ir kai mes apsispręsime pažinti savyje jausmus, jausminę sąmonę, mes savaime išeisime iš tos emocijos ir kursime jau tuose jausmuose. Bet aišku, ką aš jaučiu, vis stiprindami savyje, ką aš jaučiu ir mintį, ką aš jaučiu ir veiksmą ir stiprisime tą savyje esančią jausminę sąmonę, bet tik kurdami visaip savyje, nesuvokdami dar, kad yra tos žemų dažnių vibracijos, energijos, kaip sako, negatyvios energijos ir aukštų dažnių vibracijos, tos aukšto dažnio energijos, mes ir pradedam jausti savyje visko labai daug ir nerimo, ir pykčio, ir skausmo, ir tada nesuprantame, kas čia vyksta. Ir mūsų, pirmiausiai, mes tada mintyse pradedame išsigąsti. Ką aš čia dabar jaučiu, kodėl čia
tą jaučiu ir kas čia dabar su manim ne taip ir bėgame pas gydytojus to užslapinti. O tiesiog žinodami, kad ir jaučiu nerimą, nes nerimauju. Nerimauju savo mintise, kaip kas bus, to dar nėra, o aš jau kuriu, kaip kas bus, nežinau, kaip ten kas bus. Bet tiesiog aš tai esu čia ir dabar yra viskas gerai, o kaip bus, aš dar nežinau. Tai ką man savo tą energiją netikslingai eikvoti to, ko dar nėra ir apie tai galvoti. Tiesiog savo galiu pasakyti, kad viskas bus taip, kaip man yra geriausiai ir aš tuo tikiu ir žinau ir tai manie vyksta ir pats savyje tai nuraminti tą nerimą, kažkur nukreipti kitur savo dėmesio energiją, kažką naujo veikti ir galvoti naujai. Ir vat išeisime tada ir išeiname iš tų karminių, kaip sako, patirčių, o karma tai yra negatyvi energija, tiek mūsų atsinešta į šį gyvenimą, tiek šiame gyvenime sukurta ir jeigu aš joje vis kuriu ir kuriu, tai aš ir pritraukiu visą tai, ką sukuriu savo viduje ir išorėje. Aš sako, kodėl vieniems žmonėms sekasi, o kitiems čia tiek, taip jis toks nelaimingas, taip nesiseka, dėl to, kad jisai kuria tai savo mintise, taip jaučiasi ir ne tik pritraukia ligas fizinėme kūne, bet ir situacijas nemalonės išorėje. Tai vat, ir tą sąmonę, savo vidinę ašį pažinus, labai lengva suprasti, kas ir kaip manyje vyksta, kur yra tos emocijos, kur jau aš kuriu jausmuose. Bet kiti irgi kalba apie širdį ir emocijas. Ten, kur širdis, ten jau tame sąmonės lygmenyje, čia širdis yra to sąmonės lygmens šalia, už tai daug kas sako per širdį kalbame, per širdį dainuojame, ir nuoširdžiai, bet iš tikrųjų emocijos yra žemesnėse sąmonės lygmenyse, o ten, kur širdis, jau yra jausmai. Tai jeigu kalbate apie širdį, per širdį, tai vadinasi, jūs taip jaučiatės, tą per jausmą, tuo jausmu vidiniu pasidalinam su kitais ir vat, žmonės pajaučia tai ir per dainas, ir per eilėraščius, ir per žodžius. Ir tai žmogus, kai daro tas, kas jam patinka, tai širdies, vat sako, tai ir įrodo, kad jisai veikia per aukštesnį tą savo sąmonės lygmenį jau. Ir kai tu suvoki, kad tu esi ta sielos sąmonė, dvasia tavyje yra vis skirtingi sąmonės lygmenys, jie yra pavadinti skirtingais pavadinimais tam, kad žmogus suprastų, kuriame sąmonės lygmenyje jisai dabar kuria ir jam būtų lengviau sužinoti, nes iš tikrųjų ta subtili neregima erdvė, ji nėra tenai nei žodžių, nei skaičių, čia viskas tik žmogaus yra sukurta tam, kad mes apibūdintumėm, įžodintumėm, kas vyksta mūsų toj vidinėje ašyje ir kad būtų lengviau suprasti, kur dabar esu ir kaip save vis perkurti naujai į tą vis aukštesnį ir pažinti savyje vis aukštesnį sąmonės lygmenį ir kurti per jį. Tai va tas priėmimas, daug kalbama apie jį, besąlyginę meilę. Tai ir yra priėmimas savęs toks, koks esu šią akimirką ir apsisprendimas pažinti save naują. Jeigu kūriau prieš tai ir baimėse, ir pyktyje, kaltėje, kontrolėje, susireikšminime, nepasitikėjime, ir vat aš iš to save viduje laisvinu, tai ir rodo, kad aš save kuriu jau naują. Tai neperkuriame per 1-2 dienas, tai mūsų apsisprendimas vienas žingsnis į priekį, kad aš noriu pažinti save naujai, be žemų vibracijų, negatyvių energijų. Kai žinau, kad aš, kurdama su jomis savo viduje, ir pritrauksiu ir ligas, ir situacijas išorėje, tas nemalonės. Ir žingsnelis po žingsnelio irgi dalinuosi tais metodais, kaip aš perkuriau save
ir kuriu iš aukštesnių savo sąmonės lygmenų, kur čia yra pasitikėjimas ir pajaučiam tą visumos šaltinio energiją savyje. Iš pradžių ją tik tai tikime, o paskui ir pajaučiame, ir ta vidinė būsena mūsų pakinta, ir mes jau kūrėm tuose lengvuose, tyruose, su džiaugsmu. Nereiškia, kad mes vaikštom visada su šypsena, bet mūsų vidus jau, būdami tuo viduje, mes spinduliuojame, išskleidžiame tai aplinkui save ir visi žmonės tai pajaučia. Žinoma, tas žmogus, kuris kūrė negatyvume ir mato pasaulį tą tokį pilką, kad viskas jam blogai, čia visi kalti, ieško kaltų kituose, jis kūrė tiesiog save su tuo negatyvumu, žemų vibracijų energijomis ir irgi jos vadina kartais energetiniais vampyrais, nes jie iš tikrųjų nežino, kad kurdami savyje toje negatyvumo energijoje ir kitame žmoguje, jeigu iškelia, vat, pavyzdžiui, pyktį tas žmogus, tai tiesiog patys mes pasidalinam tom savo, atiduodam savo tą gyvybinę energiją tam žmogui, o mes iš jo perimam tą negatyvę energiją, bet mes čia net sąmoningai patys padarome to nežinodami. Ir jeigu išbūdame toj vidiniai ramybei su tokiu žmogumi, kuris kūrė save tiesiog dar nežinodamas ir nesąmoningai, taip kaip moka šią akimirką, kaip jam išeina, ir nežino, kad jis gali save perkurti naujai, tiesiog pakeisdamas savo požiūrį, mintis, jausmus, išeiti iš emocijų to lygmens ir išbūnam vidiniai ramybei su tuo žmogumi, tai mes ir jam padedam augti, nes mes jame nepadauginam tų negatyvių energijų, pavyzdžiui, pykčio, kaltės energijų, ir tame žmoguje irgi mažėja. Tai vat už tai ir mums tikslinga savyje tą tokią stabilę vidinę ramybę, būseną, stabilumą savo vidinėje ašyje įtvirtinti žingsnis po žingsnelio. Čia po trupučiuką per kvėpavimo pratimus, per susitelkimus į save, tai per meditacijas, kitaip vadinamus, pajautimą savęs. Atsigulam tiesiog ir atsisėdam patogiai ir ką aš jaučiu. Ir tai dėmesys į save ir vyksta savaime tavo energijų pokyčiai mumyse, jau mes apsivalome tai savo viduje. Tik turime žinoti ir neišsigąsti, kai pradedam visko jausti, leisti tam vykti, išjausti tai ir pamatysite, kad jumyse išsivalys. Kam nedrąsu jausti, galima per individualias meditacijas, palaikysiu, sustiprinsiu, paaiškinsiu, kas jumyse dabar vyksta. Ir jūs patys išmoksite tai savyje labai paprastai keisti ir priimti tai, kas vyksta šią akimirką. Tik tiesiog patys turime apsispręsti ir norėti pažinti save kaip sąmonę, pažinti vis naujus savo sąmonės lygmenis, tam, kad žinočiau, kas ir kaip manyje vyksta visumoje. Sėkmės visiems savęs pažinime.